norėčiau pakviesti Eglę Gandą-Bogdanienę, profesorę, Dailininkų sąjungos pirmininkę, tarti mums sveikinimo žodį. Nenugalėjo ežerai, jūros, kaimai ir sodai. Man tai labai džiugu, kad ta iniciatyva ateina ne iš Dailininkų sąjungos administracijos, kas kartais irgi nutinka, o būtent iš pačios sekcijos. Girdėjau, tai šita paroda išsiskiria tuo, kad į meną yra žiūrima kaip tokia tarpdisciplininė veiklą tarp mokslo ir meno, kuriam yra būtinai reikalingas pasiruošimas, kuris dabar madoje vadinamas meniniu tyrimu. Tai pradžioj ir noriu kviesti kuratorę, kuriai ta mintis pirminė kilo, tai yra Lilija Valatkienė. O, Lilija yra čia, idėjo prie šitos parodos atsiradimo. Tai žinoma, menotyrininka Virginijus Vyčinaitis. Prašau, Virgi, čia jūsų žodžiai, čia jūs juoda balta, čia toks stiklenį beveik jau gavosi, kaip sakyti, tokia kombinacija. Ir menininkai, nes žinoma, kuratorius yra labai svarbus žodis, menotyrininko įžvalgos irgi labai svarbu, bet jeigu nebūtų šitų keistų objektų, gyvų, besisukančių, vibruojančių judesiais ir spalvomis, tai be abejo, kad šita paroda neįvyktų. Tai labai kviečiu Robertą Gritėną. Robertai. Kviečiu Jūratę Jarulytę. Vladas Mackevičius. Nu, bet esi... Galiu tik komentuoti, ką tu pasakysi. Tai va, mėlyje žmonės, jūs atėjote į tarpdisciplininio meno kūrėjų parodą. Tarpdisciplininis menas daugeliui yra nežinomas, nes jis yra nepažintas. Vakarų Europoje, Amerikoje, Australijoje ir kitose šalyse jis yra labai populiarus, labai perkamas beje, labai keičiamas galerijų. Pas mus yra šiek tiek viskas kitaip, viskas su tokiu pavėlavimu, bet mes greitai vejamės ir mes visų nebijom, ne? Bėgam greitai. Tai dabar čia yra mano nuomonė. Menotyrininkas gal kitaip sakys, bet aš galvoju, kad daugelis žmonių įsivaizduoja tarpdiscipliniškumą. Tai žinai, kai aš ir groju, ir šoku, ir dainuoju, ir mezgu, ir fotografuoju, ir tapoju, ir fortepijonu groju, tai visiems yra tarpdisciplininis menas. Bet vis dėlto giliau pažvelgus į tą tarpdiscipliniškumą, tai yra iš tikrųjų meninis tyrimas. Tai yra meninis tyrimas, tai yra kiekvieno menininko savirefleksija, kiekvieno menininko išgyvenimai iš jo praeities arba dabarties. Žodžiu, todėl tas dešimtukas, Artūras Valiauna jau atėjo pagaliau. Žadėjau negalvoti, bet nepavyko. Juos rašytojais pavertė Lilija Valatkienė, kaip mane menotyrininku ir bendra autorių tos parodos, kaip ir jūs visus. Be jos valios nieko čia nebūtų, mes visi buvom vejami, genami, rikiuojami, prašomi, sugundomi, įtraukiami ir buvo galimybė kiekvienam išskleisti visas savo kūrybinės galias ir savo asmenybę, ir savo kūriniuose pasakoti tai, kas vis dėlto yra jam konkrečiai tam menininkui ir kitam trečias dūdas. Bet tai yra viena. Antras aspektas, kad mane visada žavi tokias parodas, kad įeini, įsivaizduojate, įeini į kokį pušyną, ten samanosi, ten tos pačios voveriškos, tik tai vienodas. O įeini į tokį tankų mišką, kur labai daug įvairių medžių, nieko nesimato, už kiekvieno kamieno kokia nors, netikėtumas, nuotykis. Tai va šitoj parodoj taip pat. Tai todėl yra tikras dalymasis. O tie žodžiai, savokas, tarpdisciplininis, nešio tiek to, antrailiai dalykai, kad įeini ir jauti tą emociją ir jauti pat išleidžius čia tokia energetika gerą, kurie jaučiasi gerai, sakyčiau, šitoj parodoj. Tai dėl to yra labai smagu, dar kartą ačiū šitai puikiai vitrinai, galerijai vitrinai ir Dailininkų sąjungai, kuratoriai už tokią gražią šventę. Ačiū.
dieną. Iš tikrųjų, čia buvo reikalų, kai visi čia sunešė savo daiktus, savo meno krovinį. Tai tiesiog atsirado žmogus, kuris praktiškai ir suvaldė visą tai per 4 dienas. Darius Balinkevičius. Čia per 2 savaitės galim darytis. Darius Balinkevičius yra architektas, parodų architektas. Jis yra įrengęs ne vieną 10 objektų. Su parodom gyvės bet aš pažinau Darių būtent iš mūsų parodos, kad mes darėm po 18. Taigi, kaip Darius matė, pokyčius jums pamatė. Tai man atrodo, čia pats bus toks pirmiausias dalykas, nes jisai ištyrinėjo kiekvieną darbą, ištyrinėjo į pusius, pats savo ir dabar tai padarė, jisai pasirinko muzikos eksperės. Ir mūsų darbai yra prašome kokie iš tikrųjų, dabar visą tiesą. Sveiki. Jo, aš pirmiausia, tai esu labai dėkingas, kad gavau šitą kvietimą ir labai džiaugiuosi, kad manim pasitikė ir galiu truputį parazituoti. Ir sudėjo, wow, galvoju, kaip fainai gavosi, tai labai dėkingas, Jokūbas irgi labai džiaugiasi, kad pirmą kartą dalyvauja tokio aukšto lygio meno parodoje, o aš irgi didžiavausi, kai ten liečiau tą skeletą ir jisai buvo išsigandęs, kaip aš tą galiu daryti, aš vis sakau, aš ekspozicijos autorius. Tai va, paskutinį dalyką, ką noriu pasakyti, kad kai atėjo naktis, čia nuo šviestuvo pradėjo skristi ant langų masė mūsų ir masė žmonių rinkosi. Paveikslavo, filmavo, žavėjosi, mes išeidavom su Tomu pasėdėti lauke meistro, kuriam irgi didelis ačiū, ir klausinėdavo, sako, kas čia sukasi. Dažniausiai versijos buvo apie žuvytės. Tada sakė ten tėvai vaikams, žiūrėk, tie telefonų rageliai kaip Harry Potterį, gal galim užeiti. Mes sakėm, 12 valanda nakties. Tai mūsų svajonė su Lilija buvo padaryti autoriams šventę, susirinkti kažkada vakare, kai jau sutemė, ir pasivaikščioti ir pasižiūrėti, kaip nuostabiai viskas čia atrodo ir iš vidaus, ir iš lauko, ir pasidžiaugti, kaip jūs įspūdingai sukūrėte šitą šventę. Yra įsteigtas skraidančiųjų prizas. Šitą prizą laimėjo Stefanija Paukštytė. Tai parodoje vienintelė turi skraidančių. Čia yra kantrybės taurė.
cercato da aprovechar que estoy de